Sveiki, mėlieji laimininkai ir plačiųjų vandenų mylėtojai. Išplaukti į atvirą jūrą su savo šeima, vieniems, su kateriuku ar laiveliu savo, ar tai realu, ar tai pavojinga, ar tai baisu. Norėdami visą tai parodyti akivaizdžiai ir įprasminti žmonių turinčių rimtesnius laivelius plaukiojimą, mes šiemet su Mareks klubu suplanavome kelionę į jūrą per Latviją į Gotlando salą ir jos sostinę Visbį. Tačiau reikia suprasti, kad plaukiant jūrą reikia suplanuoti ilgesnį laiką. Mes galėsime išplaukti tik tada, kai bus tinkamas oras. Vis tiek, jeigu banga yra didelė ir priešinė, mes turėsime didelę tarką, kratysimės ir mūsų kelionė užtruks ilgesnė ir bus gal netokia maloni. Kadangi matėme, jog geresnis oras bus po dienos, tai išvakarėse nusprendėme plaukti iš Nidos iki Klaipėdos, ten užsipilti kuro, dar kartą patikrinti laivų techninį stovį, tai yra pasiimti atsarginius filtrus, separatorius, diržus, prasinešti tarnyboms uosto, pasipildyti maisto atsargas, gėlo vandens, padaryti aptarimą ir iš ryto startuoti. Išeinant į atvirą jūrą, gale reikia pasikabinti namų uosto vėliavą, taigi Lietuvos. Ta dabar ir padarysime. O viršui kabinsime uosto, į kurį einam vėliavą. Impulsas 3, leidi M, leidimo į jūrą. Taip, ir žmonių. Jo, 5 žmonės ant borto, visi Lietuvos piliečiai, pasus turi, asmens dokumentus taip pat. Supratau, tada jūsų galutinis tikslas Švedija. Taip, Švedija. Gerai, prašom. Ačiū, geros dienos. Tai išeinam per vartus, bangelė truputį yra, prasilenkiam su latsmaniniu kateriu, eisime iki posūkio Bujaus tiesiai ir tada suksime į šiaurę lygiagrečiai krantu į Pavelostą. Sargiai, piloto banga pakratys. Ryte praplaukėme pro pasieniečius, prasinešėme ir išjudėjome į jūrą. Ir iš tikrųjų gerai, kad nestabdėme ir ėjom dideliu greičiu. Mums pasisekė, kad banga buvo iš Portside, iš kairės pusės iš galo ir mes gan smagiai pralekėm pro Palangą, Būtingę, Liepąją. Ir jau saulei leidžiantis įsėlinom į nuostabų labai gražų Pavelostą uostą Latvijoje. Tai prieinant prie Pavelostės, gerai, kad nenukirtom kampo prie priėmimo Bujaus. Labai daug tinklų vėliavų. Štai priėmimo Bujus, čia Pavelostės ir Vedlinė. Pilna aplinkui tinklai, taip kad nenukirtinėkite kampų, būkite atsargus.
Jis yra mielas tuo, kad yra dideli molai, gan toli išeinantis į jūrą ir gan saugu ir patogu patekti į jį patį. Tik šitoj vietoj norėčiau atkreipti dėmesį, kad nenukirtinėkite kampų ir tikrai plaukite taip, kaip parodyta Navionics jūrinėje programoje. Pakrantėse yra daug karinių zonų, kur negalima plaukioti. Ir prie pat pačio Paveloste uosto mes pamatėme, kad aplinkui pilna vėliavų, pilna tinklų. Lietuvoje jau panaikintas verslinės žūklės, matyt, kad toks didelis kiekis, o ten dar yra daug. Dėl to reikia gražiai eiti, tvarkingai pagal priimamąjį būjų ir tada jūsų kelionė bus daug saugesnė. Įplaukę į pasakišką, mielą Pavelostą uostą, mus pasitiko Kirts, kapitonas ir parodė mums švartavimo vietą. Mums pavyko saugiai prisišvartuoti ir mes išėjome apsižiūrėti apylinkių. Na kągi, mėlėjai, pasisupę, pasinardė po bangas, įeinam į gražų Pavelostą uostelį. Mėly žmonės čia mus pasitinka, mojuoja iš visų pusių. Gražiai saulė leidžiasi, nušviečia. Gintarus renka va žmonės. O, tikrai, po gerų bangų, žinai, gintarų atsirado. Na kągi, išplaukėme iš Pavelostės ir plaukėme per jūrą tiesiai į Gotlando salą. Šitoj vietoj nors oro prognozė rodė, kad nuo vidurio turėtų šiek tiek padidėti bangos ir pakilti vėjas. Įvyko atvirkščiai. Iškart išėjus iš Pavelostės tikrai jau girdėjome šniokščiančias bangas ir iš pradžių mus truputėlį tarką pakratė, padaužė, bet apsipratome su tuo ir 2 mareksais lėkėme gan komfortabiliu, sakyčiau, kokių 26 mazgų greičiu. O nuo vidurio Baltijos jūros, kai po mūsų laivais rodė apie 100 metrų gylį, staiga aplinkui viskas nurimo. Graži saulutė, lengvi debesėliai ir mes jau padidinam greitį iki 31-33 mazgų ir lėkėme savo su dideliu malonumu, jau atslūgo šiokiai tokia įtampai ir mėgaujantis labai gražių vaizdų, jūros kvapų. Girdėjosi žuvėdrų klyksmas ir buvo labai gera. Ir staiga netoli Gotlando salos, likus apie kokių 30 mylių, kaip kažkokiam filme užėjo rūkas. Nusileido toks didelis, gražus tankus rūkas. Papūtus lengviam vėjeliui išsisklaidė rūkas. Ir mes pamatėme salos siluetus, akmeningus, gražius, jau atsirado vienas kitas laivelis, dažniausiai būriniai, ir mes įslinkome į Farezundo sąsiaurį. Tai yra Gotlando sala, tarp pagrindinės salos dalies ir Faro atskilusios dalies. Iki Visbio liko tik koks 120 km. Dabar
dabar esam Gotlando saloj. Iš tikrųjų plaukiam tarp Gotlando ir Faro salos. Šiuo metu po laivo 8 metrai gylio ir dabar jau reikia dėmesingai žiūrėti bojas ir kitus ženklus. Čia jau daug akmenų, vingiuoja kelias. Nuo Pavelostos iki čia atėjome per 3,5 valandos, maždaug 23 mazgų greičiu. Gražu, oras geras, įgula patenkinta, štai raugai paskui mus plaukia, keliaujam toliau. Įeinam į Visbį. Štai pakratė mus pabaigoje kaip turi būt. Tačiau štai yra krovininių baseinas, keltų ir ten toliau kairiai pusiai kuro kolonėlė. O po dešinė jau senamiestis ir svečių vietos. Iš tikrųjų labai malonu ir labai gražu, kokia jūrinė kultūra yra Švedijos uostuose. Malonu, kad jie matė mus AIS sistemoje, iš anksto jau buvo pasiruošę pasitikti, kadangi tą prašymą mes buvome pateikę prieš keletas dienų ir mes įplaukėme į Visbio uostą. Iš pradžių buvo pramoninė zona, kur kursuoja krovininiai laivai, keltai ir paskui jau tas pramoginių laivų ir būrinių uostelis su kuro kolonėlė šone, kur ir mes radome savo švartavimosi vietas. Prisišvartavę, atsižymėję kapitanijoje, mes išėjome apsidairyti po patį miestelį ir uostą. Labą rytą, mėlieji. Na štai, 5 mūsų kelionės diena. Ir dabar brėkšta aušra ir mes atsistumėm nuo kranto, pažiūrėjom, kad yra geras oras ir keliausime per jūrą. Atgal iš šio nuostabaus Gotlando miesto Visbį. Tikrai jis labai gražus, su dideliu senamiesčiu. Mums pasisekė pabūti jų viduramžio šventėje, kur visi buvo su nacionaliniais kostiumais, daug senovinių mašinų važinėjo ir puikiai čia praleidom laiką ir norėsime čia sugrįžti. O dabar atsistumėm ir keliaujam. Norėjom pasilikti šiek tiek ilgiau, tačiau matėme jūrinėje prognozėje gerą orą. O tas yra labai svarbu, nes stebint orą reikia ne tik stebėti kokio dydžio vėjas, bet labai svarbu kokios krypties vėjas, kokio dydžio bangos ir kokios krypties bangos. Nes jeigu banga yra iš galo arba iš šono šiek tiek, arba net visiškai iš šono, jeigu nedidesnė negu 1,20 m, 1,30 m, tai jūs tikrai gan komfortabiliai galite plaukti autopilotų norimamų kursų. Kadangi oras buvo geras ir mes matėme, kad galbūt net prašoktume per vieną dieną iš Visbio pro Faresundą į Latviją, užsipilam kurą ir lyg ir neblogas oras toliau pro Liepąją, Būtingę, Palangą, į Klaipėdą ir į Nidą. Dėl to briefinge vakare sutarėme, kad išplaukėme prieš aušrą. Taigi atsikėlėme ankstyvą rytą ir
sėdome į laivus ir atsisveikinę su gražiu svetingu uostu išplaukėme į jūrą. Tikrai vėl lydėjo mus gan neblogas oras, kuris tarpais keitėsi, užeidavo prastesnio oro gūsiai. Mes jau buvome apie pietus Latvijai, Pavel uostai. Tada nusprendėme skirti 1,5 valandos poilsio, pavalgėme, skaniai pamiegojame kajutėse ir po pietų jau pasukome link Lietuvos. Impulsas 3, čia leidėm. Leidėm. Grįžtame iš kelionės, prašom leidimo įeiti į Klaipėdos uostą. Kapitonas +3. Gerai supratom, leidėm, iš kur grįžtate? Iš Švedijos per Pavel uostą su Toru. Gerai supratom, prašom. Ačiū, gero vakaro. Visi mes nusprendėme, kad bandysime turėti tokią tradiciją. Kiekvienų metų rugpjūtį, priklausomai nuo oro, nežinia kokią datą, kas bus techniškai pasiruošę, tvarkingai tikės, bandysime daryti žygius po jūrą, kad ne tik mėgautis draugija mūsų šitoj nuostabioj lagūnoj Kuršių mariose, deltos nuostabiose upėse, bet ir keliauti po Pabaltijį. Tai yra Latvija, Gotlandas, Botnijos įlanka, Švedija, Stokholmo archipelagas, Lenkija, Danija, Vokietija, o kas turės laiko, galės netgi ir pasukti per laukus ir upes, tai yra per kanalų ir upių sistemą, netgi per Belgiją, Olandiją, Prancūzija. Ta kelionė yra graži. Ji eina per miestų senamiesčius, per gražiausias vietas, per pilis, per vynogynus. Jūs tikrai turite kur sustoti, pabendrauti su bendraminčiais, su tokiais pačiais klajūnais ir turėti nuostabų laiką su artimaisiais, su šeima. Arba patys pažinti mūsų pasaulį iš vandens perspektyvos.